Opa, action. Sveiki visi mėly žiūrovai, sveiki susirinkę į Ką slepia akys jau trečią podcastą. Tai va, šiandieną pas mums svečiuose Ula. Labas, aš Ula. Ir aš Emilija ir mes dvi kūrėjos šiandieną kalbėsimės. Tai va, apie kūrybą, apie įkvėpimą ir apie mūzą ir net ir panašiai. Tai va, galiu prisistatyti. Tai labas, aš esu Ula, laisvalaikiu menininkauju ir dar taip pat menininkauju. Kas tai yra? Menininkauju. Menininkauju. Pasigirdo, kad menininkauju. Tu paminas? Ne, nedarau tokių dalykų. Ir ir dabar dar studijuoju žurnalistiką. Okay. Tai va. O sakydama menininkauju, ką tu turėjai omeny tiksliai, kuo tu būtent iš menų su menais užsiemi? Tai vizualiai truputį piešiu, fotografuoju, rašau kartais kažką ten, prozą, ne prozą. Jo. Anksčiau, šiandien šiaip mes rašinėjom šį podcastą kovo 27. Aha. Taip, kovo 27. Ir šiandien yra Tarptautinė teatro diena. Tad sveikinimai visiems aktoriam, režisieriam ir scenos menų darbuotojam. Oh my god. Jo. Geras, aš nežinau. Jo. Iš tikrųjų, mes per teatrą realiai ir susipažinom su Ula. Jo, mes susipažinom Erasmuso projekte Lenkijoje. Ir aš būtent rinkausi tą projektą, nes jo tema buvo menas ir kūryba. Jo. Ir mes buvom dar tokioje grupėje, kur mes vaidinom. Jo, ir mes skaitėm Lenkų vienos rašytojos novelę apie spintą. Wardrobe, aš vis dar prisimenu tą žodį. Šiaip labai įdomus. Ir pagal tai statėm spektaklį. Ja. Ir nes tame projekte buvo 2 grupės. Vieni rinko šokius, kiti teatro, mes su Emilija pasirinkom teatrą. Jo. Tai va, aš iš tikrųjų, fun fact, vienu žodžiu, for the record, Ką slepia akys paskutinis renginys bus parodos atidarimas. Ir toje parodoje bus mano darbai. Tai va, ir aš iš tikrųjų savo darbuose remiuosi tuo kūriniu. A ne? Jo. O Dieve, šiaip labai geras, labai stiprus. Ta prasme, tikrai geras. Jo. Jo. Ir aš labai nekantrauju pamatyti Emilijos parodą ir norėsiu apsilankyti joje ir kviečiu ir podcast'o klausytojų žiūrovus irgi apsilankyti. Nes aš matau, kiek jį daug dirba. Aš matau, kiek daug laiko ir pastangų investuoja. Anyway, čia buvo tokia reklama. Jo, for the record, dar nėra, galbūt kai šitas podcastas jau bus eventas Facebook'e, bet kol kas jo dar nėra, bet gali būti, kad tada jau bus. Bet vienu žodžiu bus gegužės 9 dieną, 6 valandą atidarimas Vilniaus gatvėje 22 bendrabutyje. Tai vat, gerai, the ad is over. Tai vat, gerai. Vienu žodžiu, aš tiesiog labai noriu per šitą podcastą išsigilinti į tavo tą meninę pusę. Skamba kaip psichologė. O Dieve, aš taip toli nuo per šį podcastą aš norėčiau įsigilinti į tą tavo... Jo, gerai, gilinsimės. Jo, čia toksai įvadinis klausimas, vat aš pasirašiau, tai tu, kiek žinau, dabar dar nedirbi su menais, bet ar tau yra tai labiau aistra, gyvenimo būdas, galbūt užsidirbi, aš nežinau, iš meno, bet kas tau yra taip labiau ir kodėl? Aš manau, buvimas menininku yra gyvenimo būdas, kur pamatai žmogų, nebūtinai jis ten labai daug kuria, ar rašo, ar piešia, ar tu sakai menininkas, nes tiesiog gyvenimo būdas. Aš nekalbu apie tą bohemą, bet kartais pamatai žmogų ir būna toks menininkas. Tai jo. O šiaip tai ne, su menais tai neužsidirbu, labiau dabar pasilikus labiau kaip hobį, nes visiems po mokyklos pasirinkau stoti ne į menus, bet į žurnalistiką. Vis vien tai kažkiek susiję su kūryba, bet nėra toks grynas menas, žinai. Vis tiek tu galėsi pasirinkti skiltyje rašyti apie meną. Jo, bet labai daug menininkų baigia žurnalistiką, pavyzdžiui, Saulė Bliuvaitė, ten kur Akiplėšos režisierė, jinai studijavo žurnalistiką, paskui perstojo LMTA,
tada Mamontovas studijavo žurnalistiką. Geras. Mikutavičius žurnalistiką studijavęs. What? Jo, tai jo, žurnalistika yra tokios lankščios studijos. Jo, eini gerą linkmę. Pažiūrėsiu. Gal parašysiu 3 milijonus po kažkiek laiko. Antrą dalį. Tai va. Jau bus 2,8 milijonų. Jo. Nes emigracijos problemos. 3 milijonai. Kada čia, kai buvo 3 milijonai? 2000-ieji. Laukiniai 2000-ieji. Aš tai turiu tau klausimų daug. Aš čia galvoju, ar aš prisistačiau. Bet aš O jo, kinda- prisistatyk bet ir aš tu. kinda Emilija, prisistačiau. Emilija, prisistatyk, kas tu esi. Tu rengi parodą, kas tu esi, Emilija. Jo, aš vienu žodžiu, tiesiog, žinai, for the record, kas nematė pirmo podcast'o, nes per pirmą podcast'ą aš prisistačiau. Bet, jo, vienu žodžiu galvoju, kas tik šitą žiūrėsi, tai nežinosi, tai vienu žodžiu, aš esu Emilija, aš studijuoju kūrybinės industrijas. Šiaip aš kinda sakyčiau, galbūt visai arti ir tavo. Arti. Jo, tai vat. Ir, jo, man jau esu antram kurse, bet turėjau akademinės atostogas, šiaip tai turėčiau būti 4. Vienu žodžiu, bet esu antram. Tai va, ir užsiemu fotografiją ir koordinuoju projektą. Tai vat. Ir Emilija taip pat yra kūrėja. O, aš dar gera aktorė, bent jau man taip sakė vienas. Lenkų režisierius. Jo. Man irgi sakė. Čia, šiaip, pala, mes kalbėjome apie tą kūrinį, bet mes nepasakėm autorės. Olga, ne. Labai įdomi pavardė, aš dabar dabar aš bijau. Mums sakė išsijungti iš mobiliųjų renginių įsijungti lėktuvo režimą, kad nieks nešnypštų, bet vardas Olga, pavardė šitą raidės liktais. Jūs žino tos lenkiškos pavardės, ta prasme, jos tai vat kažkas tokio. Nu, ta prasme, aš nešeiminu pavardžių, bet tiesiog aš neprisimenu. Ne, bet ji laimėjus Nobelio literatūros premiją ir ji verta už tą, nes tas kūrinys geras. Jo. Ir aš dabar jaučiu gėdą, kad mes net gaminam jos pavardės. Aš tikiuosi, Lenkai neišvers šito podcast'o ir jie nesužinos, apie ką mes šnekam, nes man irgi gėda. Jo. Tai va. Jo. Tai va, bet tai... O tu palauk, nuo ko tu pradėjai patį savo tą visą meninį kelią, jau čia einant grynai tavo pradžią, kūrybos ir panašiai. Mano pradžia? Jo. Nu tai aš kai vaikas buvau, man patikdavo paišyti. Aš būdavo, pasiėmu popierių, pasiėmu flomasterių, piešiu žmonės ir sakau, dabar yra pasaka, gyveno kartą mergaitę ir nupiešiu mergaitę. Tai jau savotiška pradžia. Jo, bet kad supratau, kad kūryba yra tai, ko man reikia, tai jaučiu gal kokių 13 metų. Kai pradėjau lankyti teatro būrelį. Nu, anksčiau irgi lankiau teatro būrelį, bet tada perėjau kitą studiją. Teatro sutikau žmonės, kurie užsiema menais ir tai mane labai įkvėpė. Ai, tai pirmiausiai piešimas, po to teatras, ne? Nu, Kažkas jo, tai. piešimas, teatras, paskui fotografija atsirado, parašyti kažką, žinai. Ok, nes aš žiūriu, kad pas tave labai panašiai visą tą chronologinę seka kaip pas mane. Kažkaip labai panašiai dėliojasi, nes pas mane irgi viskas nuo piešimo prasidėjo ir tada aš į teatrą atėjau, aš irgi, tu prasme, dramos būrelį lankiau, dar pamenu, aš buvau su ta vyresnių grupe, mane įdėjo į vyresnių grupę. Nes, tai va, aš atėjau į vyresnių grupę ir aš supratau, Geras. kad menas yra tai, ko reikia. Oh my god. Žiūri panašiai. Jo, susirezonavom. Jo, O ką tu piešdavai? Aš žiūriai daug princesių pieždavau. Princesės pieždavai? Princesės soldavai. Aš dar pieždavau merginas su 2 kasom ir tautiniais rūbais. Su tautiniais rūbais. Oh my god. Jo. Aš tai šito nepiešdavau, bet kaip įdomiai. Jo. Tokia Lietuvaitė. tikra, oh my god. Nes ten dar reikia mokėti nupiešti. Nu, Nu bet jo, čia kaip žodžiu. princesė, tik kad rūbai kitokie. Jo, o tu karūnas pieždavai? Tautinės, taip. Ai, tautinė. Nu, tas... Ai, ai, sorry. Nes pas mane tai būdavo princesės ir su tokiais tutus, ta prasme, su tokiais pustais sijonais, lūpytės, plaukai ilgiausi, dabar turbūt pati užsiauginau ilgus plaukus. Dabar pati princesė. Žinai, Auksaplaukė. Jo. Heard that before. Jo. Vienu žodžiu, tai vat, tai jo, pas mane, ir aš pati žiauriai princesė norėjau būti. Ta prasme, aš visiškai princess coded
Tai vat, ir jo, ir pas mane visą laiką būdavo viskas vienoj plotmėj, ta prasme, ant lapo nupiešta ir tada tenais medelis, princesė, berniukas, tasai, jo princas, dišk, tai su paprastu nesituoksiu. Gerai, Emilija, supratom. Reikia man princą ieškoti. Tai va, vienu žodžiu, tai princas, varlių nepiešiau, bet bučiavau varles. Tikrai, prisipažinsiu, mes tiesiog aš turėjau vaikystės draugę, mano krikšto mamos dukra, tai mes su ją nueidavom iki kūdros, prisirinkdavom varlių ir tada bučiuodavom jas visas. Ir ar pavirsdavo paskui princą jos? Ne, vienu žodžiu, bet tada, kai Ar buvo nusivylimas? Nežinau ką, aš iš vis nepamenu, ką aš savo galvojau, bet aš pamenu, kad po to, kai jos nepavirsdavo, mes tada iš jų varlių sriubą virdavom. Varlių sriubą? Ne, mes čia toksai žaidimas mūsų būdavo, mes sakė, kiberą prisidėdavom kokį 5 varlių, nes ten labai daug prisigaudydavom ir tada įdėdavom žalių. Ir tada tiesiog pasimdavom pagaliuką ir maišydavom ir tada tipo ale varlių sriuba. Čia yra žiaurus elgesys su gyvūnais. Aš žinau, mes mažos buvom. Bet vienu žodžiu, bet labai gražu. O ką paskui darydavo su ta sriuba? Paleisdavom, kurios gyvos. Čia yra podcastas apie kūrybą. Kaip sukurti varlių sriubą. Vienu žodžiu, tai va, tiesiog, čia labai gražus mano vaikystės prisiminimai ir aš tiesiog pati gamtoj užaugau, tai aš manau, kad tai mane labai dar įkvėpė kurti. Tai va, tai jo, labai pas mane daug to princesės vaibo buvo ir po to, va, kaip sakau, išėjau į tą teatro būrelį ir jo, tai va, tenais dar labai fainai. Nežinau, man labai patinka vaidinti, aš iki dabar vaidinu tiek realiam gyvenime, tiek... Būni fake? Kai reikia. Kai reikia? Kokiom situacijom reikia? Lemba, aš dabar nenoriu žiauriai sakyti, nes nežinau, kas tai klausys, bet vienu žodžiu, bet tikrai būna situacijų, kai reikia pavaidinti ir tai tiesiog labai praverčia. Nes dabar aš nepriklausau jokiam teatro, nei klubui, nei niekam, bet, vat, sakau, praktikuoju realiam gyvenime. Tai, vat. Įgūdžių tobulinimas. Taip. Jo, aš, vat, kaip ir dabar užsiminiau, kad pas mane... vaikystė, tenais gamta labai įkvepia mane kurti, bet, pavyzdžiui, kas tave labiausiai įkvepia? Čia toks žiauriai basic klausimas, bet vis tiek privalau paklausti, nes man įdomu. Kiti kuriantys žmonės. Sutinki, pamatai, kad jie įdomus, nes jie kuria ir tada gauni dar daugiau motyvacijos pats kurti. Tave irgi turbūt paveikia, kai susitinki su kokiais įdomiais žmonėm. Jo, sakyčiau, bet tikrai nėra tas pagrindinis dalykas. Aišku, tu iš jų semiesi įkvėpimo, tai kaip ir tada įkvėpia. Vienu žodžiu, bet sakau, man kažkaip tais labai labai specifinės situacijos, specifinės vietos, labai vietos, energijos, nežinau, tiesiog labai priklauso, kur aš esu, kaip aš esu ir tiesiog mano tas gyvenimo tarpsnis dar, kaip kas mane tenais vienu žodžiu įkvėpia. Tai vat, kaip ir sakiau, gamta, jo. O kas tave, kokie būtent asmenys tave labiausiai įkvėpė, ar įkvėpė tiesiog dažnai ir panašiai? Tai tiesiog kiti kuriantys žmonės, kur tu pamatai, galvoju, o Dieve, kaip kietai. Pavyzdžiui, daug pavyzdžių, man labai įdomu, kas... Aš nežinau, kas klausysi šį podcastą. Bet pažįstam. Kad ir, pavyzdžiui, aš nekalbu, kad aš ten turiu kažkokius autoritetus kaip menininkų. Gal ir turiu, mene, kas man patinka, bet aš labiau labiau kalbu apie tuos, kur realiam gyvenime sutinku kažkokius žmonės, matau, kad jie užsiema kūrybą, matau, koks jų gyvenimo būdas, man pasidaro įdomu. Ir tai man jaučiu buvo ir kai aš atėjau į teatrą, į tą vyresnių grupę, aš pamačiau tos menininkus spalvotais plaukais, plačiom kelniam, su fide juostinukais, ne fide, su tais juostinukais, fotoaparatais, smėnom, su smėnom.
Ir aš buvau tokia, o dieve, kaip kietai, jį fotografuoja juostą, atgamino tokį tipo dalyką, gal ir man pradėti fotografuoti juostą. Fuji, mano. Ne Fuji. Buvo Feda gal. Buvo toks sovietinis šef raidės, bet aš nepamenu. Bet jie tokie smėnų turėjo viena mergina, dabar galvoju jo. Tai va. Pati tokia patapai. Nežinau. Kaip manai pavykę tave? Aš manau, kad kiekviena patirtis, kiekvienas sutiktas žmogus padaro kažkokią įtaką. Nu, vieni didesnė, kiti mažesnė. Tačiau aš nenoriu būti kaip kažkas, tipo, vis vien reikia rasti, žinai, savo tą identitetą, nežinau kaip pavadinti. Nes jeigu visi bus vienodi, tada nebus įdomu gyventi. Tai. Bet aš manau, čia dabar labiau nukrypsim į tą asmenybės visą temą ir panašiai. Bet va dabar, kai tu pasakėjai, kad mes iš kiekvieno žmogaus pasisėmėm kažkotais, tai aš prisimeniau vieną pokalbį su savo vienu senu geru draugu, su kuriuo jau dabar nebebendrauju. Bet mes tiesiog kažkaip labai į tokius gilius pokalbius nueidavom, pamenu. Ir pamenu, mes vieną kartą kalbėjom, kad žmogus yra, kad galbūt iš tikrųjų žmogus iš vis neturi savo asmenybės, bet jis yra tiesiog miksas visų kitų ir visi kiti yra miksas irgi visų kitų, kad mes tiesiog save kūrėm iš savo aplinkos. Ir tai formuoja mus. Tai yra tiesa, bet yra dar toks dalykas kaip genai. Ir genai irgi daro įtaką ir žmonės, psichologai vis nenusprendžia, kas svarbiau, ar aplinka, kurioje užauga, ir genai, kuriuos turi. Nes, vis vien. Tu gali pažiūrėti į vaiką ir pažiūrėti į jo tėvus ir rasti panašumų. Aišku, ir iš to auklėjimo, ir iš visko, bet aš manau, kad aplinka labai daug lemia, jo, čia yra dalis tiesos, bet yra ir kartu ir genetika. Aš su genetika tai tikrai nesiginčysiu. Tai va. Jo, bet tiesiog man tas faktas... Nes, vis vien mes kiekvienas turim polinkius kažkam. Vieniem labiau ten patinka varyti, spręsti, nežinau, matematikos užduotis, kiti labiau ten, nežinau, kuria muziką. Bet tai manai, kad čia nuo geno ar čia nuo aplinkos labiau? Aš nežinau. Polinkis tai, manau, genai. Bet įgūdžiai, kuriuos turi, tai jie išmokstami. Jo. Nes ten, kaip ten sakoma, kad 10% talento, 90% darbo. Jo, 90% darbo. Tai va, galbūt jo. Bet va, aš sakau, aš tai labai, kaip man daėjo tas dalykas į smegenis, kad mes labai keičiamės, ta prasme, kartu su savo aplinka ir panašiai, ką mes įsileidžiam į tą aplinką. Tai tiesiog jau pradedi šluoti dalykus iš savo gyvenimo, kas tiesiog tu matai, kad tavęs nepriverčia kaip čia pasakyti, tobulėti ir kas tave tiesiog smugdo ar panašiai. Ir... Jo, aplinka lemia labai daug. Šiaip. Jo. Tai va, mane tas biški netgi gazdina, nes, pavyzdžiui, būna, kad tu ir, pavyzdžiui, nenori atsirasti kažkokioj situacijoj, ar kažkokioj vietoj, ar kur tau gyventi reikia, ar panašiai, bet esi, pavyzdžiui, priverstas. Tai va, aš sakau, aš dabar labai nežinau, kas klausys, bet tiesiog, va, pavyzdžiui, bendrabutis. Man dabar tenka jame gyventi ir aš tiesiog atsikėlė keli labai triukšmingi žmonės ir man kol kas tai tokių nesklandumų kelia ir tiesiog, kad aš matau, kad aš nervingesnė patapau, kad aš mažiau inspired ir iš tikrųjų, ir matau, kad labai bijau, kad aš galiu supanašėti su tai žmonėm ir aš tiesiog nenoriu, kad mano gyvenimas yra toks kaip tų žmonių gyvenimas. Tai va, ir tai jo, bet aišku, viskas dar ir nuo pačių mūsų priklauso, ant kiek mes turim tą stiprų stuburą ir ant kiek mes esam užsispyrę ir ant kiek mes esam ištikimi savo vertybėm ir tiesiog savo pačiam, ką mes esam jau susikūrę kokį. Tai vat, jo, stay strong. Tai vat, man tai patinka visai, kad mes taip biški nukrypstam ir tokius filosofinius, ir tokius pagalvojimus. Giliau, jo. Čia kitaip nebus. Tiesiog fainiai. Tai va, bet aš dabar dar grįšiu prie tos visos kūrybos temos, kur aš klausiau dėl įkvėpimo. Tu sakai, kad žmonės, ne? Bet pavyzdžiui, jeigu tavo aplinkoj va tiesiog nėra tų žmonių ir, tiesiog ką tu darai, kai
nėra kam tavęs įkvėpti, kaip tu elgiesi. Nekuriu. Nekuri, tiesiog. Ne, nežinau. Nu dabar mano aplinkoje nepasakyčiau, kad labai daug menininkų, nes... Nežinau, nu, bet visada galima susirasti žmonių, žinai. Jo. Visada gali nuvaryti ant kokius, nežinau, poezijos skaitimus. Galerijų pilna Vilniui. Jo, atidarimai panašiai. Jo, visad būna. Yra dar plus socialiniai tinklai, ta prasme, mes gyvenam 21 amžiui. Labai daug kūrėjų dalinasi savo socialiniuose paskyriuose, ką daro. Jo. Ir blogiausia atveju, jeigu nematai jų gyvai, tai gali internete pastebėti. O kaip tu manai, kaip tie tos socialiniai tinklai paveikia tą kūrybą? Kokią įtaką jie daro? Jo, tad pavyzdžiui, tu daug laiko praleidai prie socialinių... Aš čia hipotetiškai. Tipo... Gal ir ne tik hipotetiškai. Tai tiesiog tu praleidai daug laiko socialiniuose tinkluose ir tu, tarkim, seki daug menininkų ir kaip tave tai paveikia. Ar tave įkvėpia tai kurti savo kažką, ar tu nori supanašėti su jais, ar tau iš vis įkvėpimas dingsta? Nežinau, kaip kada. Nu, bet čia, žinai, čia realiai tas pats, kas pavaikščiot, jaučiu labai daug parodų ir daug darbų pastebėt. Ne tas pats, bet nežinau, kaip kada jaučiu. Būna. Kartais būna, žinai, kartais, kas per daug tas nesveika, jeigu ten pastovi visas feedas ir bus ten paveikslai ir, nežinau, ir poezija, tai gal pats išsikrausiu. Jo, nes tiesiog aš tai kažkaip turiu tokią biškį nuomonę, kad per didelis, kaip čia pasakyti, per didelis kiekis socialinių medijų turinio gali tiesiog suvienodinti visus, pavyzdžiui, menininkus, kurie, nes vis tiek mes kartojam viens kitą kažkiek tais. Galim. Arba galbūt taip formuojasi nauja meno srovė. Šiaip jo, nes tu vis tiek nebūsi lygiai toks pat. Ne, tu nebūsi. Panašus. Jo. Nes genai irgi lemia, ne tik aplinka. Taip, negaliu šito pamiršti. Jo, man, sakau, aš apie šitą pagalvoju, vis tai man visai įdomu. Ne, socialiniai tinklai, ta prasme, jie tikrai daro blogą poveikį, jeigu tu jų per daug vartoji. Yeah. Bet naudoji, tiksliau nevartoji. Jo. Bet iš kitos esmės jie yra puikus būdas, nežinau, reklamuoti savo kūrybą. Ir pateikti save žmonėm. Ir pateikti tai, ką tu darai. Tiesiog reikia nepadauginti. Jo, tas tiesa. Aš šiaip labai skeptiškai buvau nusiteikus prieš TikToką. Aš jo neturėjau kokius 2 metus jaučiu. Bet žiūrėdavai reelsus Instagram'e? Jo, ir aš tokia maždaug, aš neturiu TikToko, bet aš žiūriu reelsus Instagram'e. Tai bet aš dabar parsisinčiau ir tipo, nes basically dėl draugų, nes mano draugai ten kelia. Ir tipo jie, ne tai, kad tenais renegade ir panašiai, nešoka, ne. Tiesiog ten, pavyzdžiui, nuotraukas ar ten kažkokius darbus panašiai sukėlė ten fotografijos. Tai ir man taip labai fainai atrodo ir aš tokia galvoju, why not? Galbūt aš irgi, pavyzdžiui, pradėsiu tiesiog savo fotografijas tenais skelbti, nes iš tikrųjų pasiekti gali tai daug žmonių gali pamatyti, galiu išsireklamuoti, tą pačią galbūt netgi tam parodą pareklamuosiu, tiesiog, why not? Ir aš kažkaip tais tokia, nesisiunčiau to TikToko iš tokio stereotipo, kad aš tada būsiu basic ir vienu žodžiu, pas mane tokių nusistatymų buvo, bet tiesiog kartais daryk tą, ką nori ir viskas. Jo, ne, žinai, TikTokas čia labai didelė platforma ir ten visko yra ir tų basic nesąmonių, yra ir visiško to vadinamojo brain roto, bet yra ir labai gerų dalykų jame. Jo. Taip, iš tikrųjų priklauso, tenais susiformuoja tiesiog per kurį laiką tas algoritmas, jo, ir tada jau rodo tau. Tai, ką tu nori matyti. Nori matyti. Arba ne. Arba turi tada žymėti, kad nepatinka man šitas turinys. Jo, bet tai būna dabar iš tikrųjų daug, tai būna rečiau, nes man tai net crazy yra, ant kiek
protingi patapo tie algoritmai, kaip jie susiformuoja ir kaip apskritai it's scary. Mes iš tikrųjų turim vieną paskaitą, aš dabar turiu vieną paskaitą, dabar nepasakysiu tiksliai pavadinimo, nes labai ilgas pavadinimas, bet apie socialinius tinklus. Ir basically mes labai daug iš tikrųjų apie dirbtinį intelektą šnekam ir apie jo ribas. Ir mums paaiškina tenais apie, kaip mums renka visą informaciją. Ir mes tenais darėm netgi tyrimą su reklamom, kurios pas mumis, pavyzdžiui, Facebook'e meta ar Instagram'e. Ir iš tikrųjų scary, kaip viską atseka. Tu gali vieną dalyką, pasakysi kažką tais, pasižiūrėsi ir ta prasme viskas yra fiksuojama ir tada, žinai, tau, tai sakau, mes baisu biški, bet at the same time, tai tipo bent jau duoda tai, ką tu nori matyti. Vienu žodžiu. Iš visi technologijos. Jo, technologijos labai tobulėja. Jo. Bet kaip tai paveiks tos visus menus ir kūrybą. Nes dabar taigi realiai, kiek žinau, tai tu gali kurti su dirbtiniu intelektu. Ir tai nėra plagiatas joksai. Bet tai yra dirbtinio intelekto darbas. Jo, vis tiek ne tavo. Tu gali dirbtinį intelektą naudoti kaip įrankį, bet jeigu tu, nežinau, sugeneruosi su juo paveiksliuką ir pateiksi kaip savo, tai nelabai jau etiška bus. Jo, nes aš kaip tik, vėl aš apie savo studijas, bet aš dabar turiu autorinės teisės paskaitą ir aš kaip tik gavau išnagrinėti vieną situaciją, kuomet vienas fotografas pateikė dirbtinio intelekto su generuota nuotrauka. Ir laimėjo konkursą. Jo, žinau tą jo. Jo, tai ir ta prasme, bet jis ne tai, kad norėjo laimėti, jisai labiau norėjo tą diskusiją užvesti. Jo, ir, taip. Jo, ir sakau, man tas tai toks įdomus. Gerai, kad tada pradėjo, nes aš manau, kad tai buvo ir tas point, kai pradėjo apie tai šnekėti žmonės. Ir gerai, kad apie tai pradėjo šnekėti, nes, this is crazy. Tai ir for the record tas fotografas atsisakė to prizo, jis nepriėmė jo. Tai ir labai gerai padarė, nes, tiesiog, kad parodyt tai kitiems fotografams, kad, ne, tai nėra fotografija. Mano manimu, tai tu sugeneravai tai, bet tu ne pats padarei tai. Tai jo. Mes vėl nuvažiavom, bet man patinka. Ne, bet čia gerai. Man patinka, kad šitas pokalbis... Palauk, kaip ten... Bro. Mes kažkokį tokį žaidimą skautasą turim. Aš skautę, by the way, bet tu žinai šitą tikrai. Aš neskautę, nežinau šitą. Ne, bet tu nežinai, kad aš skautę. Aš šiaip, žinau, kad tu skautę, bet aš nežinau, kad skautai turi šitą žaidimą. O šiaip galima prisijungti prie skautų, kai tau 19, man 19. Tu gali prisijungti, kai tau 50. Ne? O kai 19 negali reiklaukti 50. Ne, gali prisijungti. Gerai, pakalbėsim po podcast'o apie skautus. Geras, oh my god, I'm excited. Būtinai. Jo. Vienu žodžiu, kas man dar labai įdomu, kai tu sakei, kad net leidžiam. Oi. Tai yra net leistina klaida. Anyways. Vienu žodžiu, tai kadangi tu sakei, kad tu tiesiog, kai nėra žmonių, kurie tave įkvepia ir panašiai, tu tiesiog nekuri, ne? Tai tu vadintum tai kūrybiniu bloku, ar ne? Gali būt. Bet žinai, pas mane dar yra ta tokia problema, kad aš truputį tinginė. Net truputį. Mes visi esam. Ir pas mane labai trūksta disciplinos. Žiauriai? Pas mane žiauriai trūksta disciplinos. Aš viską paskutiniai minutėje atidėlioju ir... Jo. Tai tu tokia procrastinator. Taip. Deja. Bandai su to dylinti. Bandau su to dylinti. Šiandien turiu gal labai daug deadline'ų. Tai po podcast'o bandysiu su to dylinti. Oh my god. Jo. Vaikštai ant adatų mergyt. Jo.
Ant karštų žaryjų. Ant karštų žaryjų. Esu ėjus per karštą žaryjas. Koks jausmas? Žiauriai keistas. Aš buvau vienam festivalio vasarą. Ir tipo... Kokiam festivaliu? Oi, ten buvo Vinetų kaime. Aš ten su tėvais važiavau, ten kažkas apie jogą, kažkas ten buvo. Tikėtai. Jo, ir tipo buvo vieną vakarą, tipo degino labai labai didelį laužą ir, nu, po to tenais išsklaidė tas visas žarijas, tada darėm labai tokią ilgą mankštą kojom, kad tu tiesiog jas, kaip čia pasakyti, kad jos priprastų prie, na nežinau, kad tu jas užgrūdintum biškį pėdas pačias, kad jos nebūtų tokios jautrios ir tada bėgi. Ir kas baisiausia, kas gali įvykti, kai tu bėgi pro tas žarijas, yra, kad į tavo tarpupirščius gali prilysti jų, nes tada tau tikrai gali, žinai, nudeginti. Bet jeigu tu greitai ir sutraukęs pirštus bėgi, tada bus viskas okei. Oho. Tai aš O paskui ėjote kažkokį vandenį atsivesint? Ne, tiesiog prabėgi. Ne. Esmė tame, kad žinok, kai greitai bėgi ir kai nepakliūna tarpupirščius. O yra pakliuvę tau? Man antrą kartą, kai aš bėgu, biški buvo pakliuvę. Bet, nu, nenudegino stipriai kažkaip. Eina savo. Tai vad, bet toks įdomus experiences. Eina savo, kaip fainai. Tai vad, girl, tu su savo procrastination bėgi per... Tai, kad man į tarpupirščius patenka. Jo. Skirtumas tas. Jo. O kaip tu, grįžtant vėl prie to viso kūrybinio bloko, ar tu jį stengiasi kažkaip tais susidorot su tuo kūrybiniu bloku? Jo, kartais būna, kur, nu, aš dabar tokioj fazėje, kur blemba mane jau užkniso, mano tas toks apsileidimas, pasakykim. Tai tada jo, būna, kad pavaikštau į kokius renginius ten, ar nežinau. Tai tu dabar basically tą ir darai, kad tu... Jo, dabar aš stengiuosi tą daryti. Jo. Kokiam paskutiniam renginį buvai? Dėl kūrybinio bloko. Aš galiu tau pasakyti, koks man yra kūrybinis blokas. Bet ne, gal vėliau papasakosiu po podcast. Ne, bet tu gali. Dabar pasakot? Pasakok. Dabar pasakot, mes studijom turim parašyti ataskaitą žurnalistikos. Aš pasiėmiau labai underground temą, tai yra poezijos skaitimus, kuriuose buvau. Ir dabar man blokas yra kaip žurnalistikai aprašyti poezijos skaitimus, nes ten tiesiog du bičiukai ir jie skaito poeziją. Ir nėra jokios naujienos iš to. Tai va. Bet čia nesusijęs su kūryba, čia tiesiog mano galvos skausmas, kuris dabar kirba, nes deadline'as greitai. Ir aš, jo. Ir tau tai yra kūrybinis blokas, nes man tai neleidžia tai kurti. Ne, palauk, aš labai nusišnekėjau šitoje vietoje. Ne, čia nėra kūrybinis blokas, čia yra mano pagrindinė dabarties problema, kurią aš turėsiu spręsti šiandien vakare ir rytoj. Nes rytoj turiu priduoti tą darbą. Nu jo, iš tikrųjų, tie rūpesčiai, jie labai... Nu, aš nežinau, ar iškvepia tave, iškvepia. Tai mane irgi, nu, tie rūpesčiai, jie tiesiog galbūt, nu, tikrai neskatina to įkvėpimo. Tai va, tai galbūt aš tai kažkaip tai laukiu vasaros, nes aš galvoju, tada aš atsipalaiduosiu ir tada pas mane ateis mūza. Ir tada... Labai juokinga, nes turiu draugę vardu Mūza, linkėjimai. Jeigu klausaisi šio podcast. Jo, ir jinai rašo irgi poeziją. Jo, prie meno. Rašo. Prie meno. Linkėjimai Mūza. Jo, jinai irgi buvo Žalianamyje per vienus poezijos skaitimus. Labai buvo faini, jūs abidvi buvot. Tai va. Jo. Ir Mūza su eilėraščiais ir panašiai, man taip gražu, negaliu toks derinys. Jo. Tai va. Jo, jos tėvai duodami tokį vardą užkodavo menininkę. Joje. Tai jos tėvai turbūt irgi menininkai, ne? Nežinau tiksliai. Bet jo. Anyways. Keiskim temą. Jo. Tai šiaip tais, aš kiek žinau, tu dar, nu, nes tu man paminėjai dėl savo kūrybos, paminėjai kaip tai fotografiją minėjai, piešimą minėjai. Jo. Ir teatrą. Bet aš kiek... Rašymą. Ai, dar rašymas. O tai čia visose srityse. Nu, muzika, ne, šokis, ne. Ai, nu jo. Nu, bet vis tiek. Bet kažkiek jo. Nu, still a lot. Tai va, bet aš kiek žinau, tu dar kuri kontentą, ane? Aš kuriu turinį, taip. Kur tu kuri? Kuriu turinį LRT kanalo socialiniam tinklam.
Tai jeigu nemandrai žodžiais kalbant, tai tiesiog reelsus filmuoju. Jo. Bet tai irgi kūryba. Tai yra kūryba, taip, bet čia jau gal kažkiek arčiau mano studijų, nes vis vien čia yra ta kūryba, kur tu žiūri į auditorijos poreikius. Ir jo. Okay. Nu jo, nes aš taip pagalvoju, nes tenais toks pakankamai meniškas kanalas jaunimui. Nu, jis toks laisvas, labai laisvas formatas, kas yra labai smagu. Kad yra erdvės, žinai, bandyti dalykus. Jo, kad taip atrodo labai gera vieta jaunimui pasireikšti. Jo, ir labai, labai fainai, kad toks projektas atsirado, nes šiaip to turinio paaugliams labai trūko Lietuvos rinkoje. Ir labai džiaugiuosi, kad LRT būtent pradėjo tokią veiklą. Nes, tikrai reikalinga. Bet man klausimas LRT ir tas U raidelė. Čia yra LRT projektas, jie pasivadina LRT, čia yra kaip kanalas paaugliam, bet šiaip priklauso LRT visas tas dalykas. Okay. Ir šiaip ta U raidelė, nes LRT. Okay, aš nežinau, ar čia yra tiesa, bet aš taip interpretuoju tą pavadinimą. Okay, nes aš galvojau, ką reiškia ta U raidelė. Nes... aš manau, kad LRT, kad tipo tau, tu. Jo, kad susitapatintum. Bet jo, čia šiaip yra LRT dalykas. Okay. Įdomi. Man sakau, man buvo labai faina, kai tai atsirado ir aš dabar viską Jo, man irgi buvo labai faina, kai tai atsirado. Jo. Man dar labai patinka tas, kad visą laiką pasidalina kaip tais renginiais. Jo, čia irgi labai geras dalykas. Prisiminiau, kur buvau. Aš buvau antradienį akademiniam piešime. Aš pradėjau, Šiuolaikinis meno centras turi tokį dalyką kaip akademinio piešimo pamokos. Dabar dar bus 2 kartus, jau 2 kartus buvo, bus dar 2 kartus ir 4 pamokų ciklas. Yra menininkė, jinai baigus Vilniaus dailės akademiją, grafiką, ir tu ateini į parodą, susimoki bilietą, tai man su studento pažymėjimu 4 eurai tik. Čia dabar ne reklama, bet čia labai good deal. Iš tikrųjų, ir tu ateini ir tu gauni visas priemonės, tipo molbertus, popierių, pieštukus, trintukus, viską, ir tu tiesiog pieši ir eskizuoji. Ir dabar iš pradžių mes paeskizuojam, o paskui pasiemam kokį gipsinę galvą ir darom studijinę piešinį jau. Ir čia yra žiauriai kietai. Ir labai mažai žmonių žino, kad toks dalykas vyksta, nes paskutinį kartą, kai buvau, be manęs buvo dar 3 žmonės. Tai jo. Iki tu savo aš irgi negirdėjau. Jo, tai gal dar yra registracija, aš galėsiu atsiųsti nuorodą, bet tai čia... aš nežinau, ar dar vyks, kai išeis šitas podcastas, bet čia labai kietas dalykas. Ir buvo labai juokinga situacija, kai aš piešiau. Aš tiesiog piešiu ten parodos erdvėj, prie manęs prieina muziejaus lankytos ir sako, atsiprašau, sakykit, o jūs čia ekspozicijos dalis ar iš tikrųjų piešėt? Ir aš sakau, iš tikrųjų piešiu. Tai labai juokinga piešti Šiuolaikinio meno centre. O gal tai yra instaliacija? Jo, pagalvoju, kad aš esu instaliacija. Kad aš esu eksponatas. Čia tokia live instaliacija kiekvieną kelintadienį? Kiekvieną antradienį. Bet dar 2 kartai bus, aš nežinau, ar toliau tęsis. Bet šiaip amazing. Aš taip džiaugiuosi, kad aš atradau tai, nes dabar, kai prasidėjo studijos, labai trūksta tos kūrybos, žinai. Tai labai faina, kad tu atradai tą vietą. Jo, ir atradau per LRT, nes jie paustino prie savo renginių istorijų, kad toks dalykas vyksta. Gerai. Tai va, viskas susiję labai. Taigi, kiekvieną antradienį. Šiuolaikinio meno centre. Dar 2 antradienius, nežinau, kada išeis, bet. Šiuolaikinio meno centre užsiregistruokite ir ateikite piešti gipsinių antikinių galvų. Yes. Jama, kaip fainai. Aš sakau, jeigu, aš net ir per LRT nepamačiau to, tai kaip iš vis kažkas būtų pamatę, labai fainai. Ir matau visą laiką ir Želenovi renginis pasidalina ir aš taip tokia, kaip fainai. Tai tiesiog labai, labai faina, kad taip sukoncentruota tiek daug dalykų, tokių meniškų dalykų. Kultūros. Kultūros, jo, labiausiai, bet kad kultūra tenais. Tai va. Jo, žiūriu čia dabar pas mane
prie mano špargalkės šitam Podcast'ui. podcast'ui yra vienas, kaip čia pasakyti, dalis klausimų apie mūzą. Ne apie tavo draugę, bet vienu žodžiu, ar tu lauki mūzos, kai tau reikia? Jo, kai mes susitarėm susitikti, aš jos laukiu. Arba į manęs laukia, jeigu aš vėluoju. Gerai. Kai tu lauki, ar tu lauki mūzos, ar tau, kaip čia pasakyti, ar tu labiau prioritizuoji mūzą ar discipliną kūryboje? Aš esu spontaniškas žmogus ir visiškai nedisciplinuotas. Tai Aha. labiau labiau laukiu mūzos, negu turiu kažkokią rutiną. Mhm. O čia kažkaip priklauso nuo tavo emocijų ar panašiai? Jo, priklauso visai. Kokioje emocijai lengviausia kurti? Na, žinai, yra pasakymas, kad menininkui reikia grūzo. Nu, iš dalies tiesa. Jo. Iš dalies tiesa. Jo. Aš čia kažkur tais, nemeluosiu, mačiau tik toką ir man tiesiog tai kažkaip labai surezonavo, kad tipo, I am writing when I am falling in love or I am falling apart. Oh. Ir tipo, Jo. bet tipo čia labai tiesa. Nu ką žinau, aš niekada iš geros nuotaikos nerašiau poemų, sorry. Ta prasme, čia tiesiog taip yra. Tai falling in love nėra gera nuotaika? Nu, blemba, ne, falling in love, jo, bet jeigu tiesiog, ką žinau, man faina, aš su draugais ir taip, aš parašysiu poemą apie kaip man faina būti su draugais, ne. Ir netgi ir toj pačioj, ką žinau, meiliai, dažniau yra rašoma apie kažkokius skaudžius momentus, aš tą pastebėjau. Ir man tai yra biški netgi liūdna, bet aš tą patį turbūt daryčiau, kad tiesiog labai daug dainų yra, pavyzdžiui, arba tų pačių poemų ar eilėraščių, kad, kaip viskas blogai baigėsi, kokia skaudi meilė ir panašiai. Nes tiesiog turbūt žmonės įvertina dalykų, žinai, kaip praranda ir tada išsilieja ant tų lapų ar per tas natas visas ir panašiai. Tai vat, jo. Mhm. Jo. Meilė irgi įkvepia kurti. Tas irgi tiesa. Jausmai, Jo. kuriuos sukelia kiti žmonės ir kitos situacijos. Jo. Mano pilvas ką tik sugurė. Girdėjau, Emilija. Jo. Tai garsiai ant viso kambario. Tai va. Jo. Bet vat, žinai, aš pagalvojau dabar, turbūt blogiausias jausmas, koks gali būti kūryboje, tai apatija. Nenorėjimas nieko daryti. Jo, tu tiesiog toksai, tavęs niekas nedžiugina, tavęs niekas neliūdina. Tas toks buvimas numb. Jo, tu toks visiškai atbukęs, kaip čia pasakyti, emocinė prasme toks visiškai atbukęs būni. Aha. Tai man šitas yra scary, nes aš esu buvus tokiuose momentuose ir atrodo, kad tu iš jų niekada neišeisi. Ir tada būna toksai, kad... Bet kai tu, tokia esi būsenai, tau net nėra noro tai keisti. Aš nežinau, galbūt čia tik tais man tai buvo, bet, vieno žodžio tiesiog toks scary. Ne, aš manau, yra žmonių susidūrusių su tuo, bet... Jo, bet aš, tai sakau, tada turbūt, kad neįmanoma niekaip kurti. Turbūt blogiausias momentas kūrimui, nebent iš reikalo. Nebent iš reikalo, nebent disciplina. Nebent disciplina, jo. Nes čia, kai kuriem žmonėm yra svarbiau disciplina nei įkvėpimas. Tai tik tais, aš nežinau, ar aš visiškai sutinku, aš turbūt labiau esu prie to viso įkvėpimo ir to tokio irgi spontaniškumo, nes kažkaip, aš nemanau, kad tu gali suplanuoti, kada tu kažką sukursi. Tai tiesiog tai... Bet, gali susiplanuoti, kad, tipo, šiandien eisiu tapyti pastatymą. Jo, bet man... Tos tokius techninius dalykus, žinai. Techniniai dalykai svarbu, bet... Bet man, pavyzdžiui, dažnai labai būna, kad aš susiplanuoju. Bet žiūrėk, tipo, tu užsieminėjai fotografiją, tu būni, kad susiplanuoji, kad
per šiandien turiu fotosesiją, turiu suredaguoti nuotraukas iki tos datos, nu tai čia visai. Jo, nu pavyzdžiui, redagavimo dalis, tai jo, tu čia labai techniškai gali viską susidėlioti ir čia tikrai labiau disciplina, bet, nu, ir tarkim, jeigu toj pačioj studijoje fotografuoji, tada tu nelabai esi priklausomas ten noro, dar panašiai ir, nu, viską tenais irgi, ten daugiau yra techninio darbo, nei kad kažkokios, nu, aišku, kūrybos ten yra, bet tiesiog tai yra techniškai lengviau užpildyti, galbūt taip pasakysiu, nes, pavyzdžiui, man yra malonu labai fotkinti ir tiesiog tokius natūralius momentus, pavyzdžiui, kad ta pati gatvės fotografija. Ir, nu, kai aš susiplanuoju, kad aš turiu laisvą dieną ir aš jau suplanavau, kad aš pasimsiu fotoaparatą ir aš tenais nufotkinsiu ten. Man taip nieko nesigauna. Ir man iš tikrųjų geriausiai gaunasi tada, kada aš būnu taip neplanavus ir aš tiesiog netyčia nešuosi fotiką. Ta prasme, šitas momentas. Arba būna pats skaudžiausias momentas, tai kai aš būnu nepasiemus fotiko. Ir matai, kad bus geras kadras. Taip, eik tu savo. Ir ten gražus saulėlydis leidžiasi. Ir tu toksai, blemba, kodėl aš nepasiėmiau fotoaparato. Kompozicija tobula, šviesa tobula. Erdvė tobula. Nu, Toks, yra buvę momento, ne? ir sitrauki telefoną. Ir tada nieko, tu tikrai galvoji, blemba, pučių turėjęs fotiką. Turėjus. Jo. Blemba, prisimenu, dabar čia neseniai labai gražų saulėlydį mačiau, nu, ta prasme, gamtoj, miške. Ir aš turėjau fotiką, bet aš buvau neįsidėjus kortelės. Oi. Toks nervas paėmė, kad eiktų savo. Tai vat. Kaip manai, ar menininkas turi išgyventi dramą, kad sukurtų kažką tikro? O, blemba. Tu taip pasirašius esi. Kur čia parašyti? Aš pamiršau, kad yra toks klausimas. Galite remtis altorių šešėlį. O dieve mano, prisimenu. Tai Liudas Vasaris. Nu, tai. Jo, aš manau, kad žmogus turi išgyventi tikrai kažką tais tokio, kažkokį tokį momentą savo gyvenime, kad, nu, nes tada kažkaip vis tiek tu kitom akim pradedi žiūrėti į tą pasaulį, į tą savo gyvenimą ir panašiai. Ir, nu, aš nemanau, kad aš kažką tais deep vaikystėje, žinai, piešiau. Ne, aš piešiau princesės su princais. Ir buvo that's it. Ir tiesiog su kiekvienu to skauduliu, aš manau, kad tiesiog dasidėdavo kažko tais daugiau. Nu, aš čia galbūt taip labai mazochistiškai skambu, kad man reikia skausmo, kad aš kurčiau. Bet aš negaliu paneigt, kad tai, ta prasme, nėra tiesa. Tai vat, nes aš, pavyzdžiui, aš labai mažai rašau poezijos, bet aš šiek tiek poemų esu parašiusi ir jos visą laiką buvo tada, kad aš buvau įskaudinta. Ir tik viena yra tokia, kuri buvo, nu, grinai, tu prasme, įsimylėjimo fazėje. Tai va. Tas, kas montuos, gali uždėti čia dabar drugelių ir širdučių efektą. Alitas tavo pasirūpė. Atsiprašau, kad pridėjau darbo papildomą. Jo, o kaip tau su šituo dalyku? Nu, su drama? Ar tau reikia dramos gyvenime kažkokios, kad tu gautum kažkokį impulsą kūrybai? Nu, reikia, kad paveiktų kažkas, turbūt. Kažko tokio. Nežinau, ar drama gali būti. Nes, geras. Žinai, drama yra subjektyvus dalykas. Gali būti, kad nieko nevyksta, bet tu sudramatizuoji mažmažį menknikį. O gali būti, kad aplink tave vyksta drastiški pokyčiai ir tavęs tik niekaip nepaveikia. Tai drama galbūt yra tai, kaip žmogus pats reaguoja. Ne tik išoriniai faktoriai. Jo, nu realiai dabar pagalvojus, iš tikrųjų labai priklauso ir nuo pačio žmogaus reakcijos, nu nes tu tiesiog gali susikurti tą dramą. Tau trūksta dramos, susikurk dramą pas save galvoje. Tu prasme, žinai, toksai random. Šiaip nesinaudokite šitų patarimų. Jeigu trūksta įkvėpimo, susikurkite dramą savo galvoje.
parašykite savo draugam žinutės, kad nebenorite su jais bendrauti. Jo, ir Ne, tada nedarykit taip. apsiverkite. Nedarykit taip. Gerai, juokaujam. Nu, vienu žodžiu, aš iš tikrųjų dabar prieš podcastų pabaigą jau, į podcastą pabaigą, aš pasidalinsiu iš tikrųjų savo parodos konceptu. Nes labai iš tikrųjų labai surezonavo, kai tu paklausai to klausimo, nes nes vienu žodžiu aš remiuosi tuo, kad, blemba, gerai, atsiprašau, aš nesudėlioju normaliai sakinę. Tai vat, tu tiki, kad, ta prasme, žmonių akis pasakoja kažką, ne? Kad juos... Ar tu matai tą filmą I Origin, kaip ten? Taip, turiu miesto filmą. Taip, aš jums rodžiau šitą filmą per projektą. Tu rodai šitą filmą jau. Jo, ir tai iš tikrųjų, tai turbūt yra mano mėgstamiausias filmas, I Origins. Kas norit pasižiūrėti, tai va. Tai ir, ir tenais yra apie akis. Aš daugiau nespoilinsiu, nes tai yra per geras filmas, kad aš kažką tais išspoilinčiau. Bet aš tikrai labai tikiu tuo dalyku, kad, akis iš tikrųjų labai daug apie pasako, jeigu tu jas tikrai gerai įsižiūri. Nes aš pamenu, mes tame pačiame projekte, kur mes susipažinom. Pameni? Mes žiūrėjom vienas kitam į akis. Jo, ir čia buvo iš tikrųjų, bent jau man, aš nežinau ar tau, bet man buvo pirma tokia patirtis, kuomet aš žiūrėjau žmogui į akis, ta prasme, kaip užduotį. Aš anksčiau buvau darius tą užduotį, tai manęs... Gal kokiam teatre, ne? Jo, manęs nepaveikė ta užduotis. Ai. Bet, nes aš tiesiog buvau anksčiau darius ir žinau, ką tai... Tai per projektą tau nieko nebuvo kažkokio tokio jautraus momento, kad tu kažką tai supratai ar panašiai. Ne, nes tai nebuvo nauja. Ai. Bet, žinai. Jo. Nesakau, man galimai buvo tai toks kertinis momentas ir labai įdomus ir panašiai, tai dėl to, nes tiesiog man tai buvo visų pirmas kartas. Ir, aš nežinau, aš kažkaip labai rimtai priėmiau tą užduotį. Ir, man labai patiko. Ir aš iš tikrųjų dabar, pagalvojus, tai būtent tas projektas kartu su tuo kūriniu, kaip ta spinta, kur mes sakėm, Olgos lenkiška pavardė. Taip. Ir kaip tas, ir būtent tas... Ir filmas, ir tas pratimas su akim iš tikrųjų yra tie pagrindiniai dalykai, kurie mane įkvepia. Būtent tai parodai. Nes parodoj aš būtent šnekėsiu apie tas vidinės žmogaus patirtis ir kaip kertiniai momentai gyvenime, tie tokie ryškus išgyvenimai, kaip tu sakai, dramos, žinai. Tai, kad, kad tie dalykai keičia ne tik, visų pirma, kad tai šiek tiek pakeičia akis ir kad tu žiūrėdamas į akis galbūt gali pastebėti, kad kažkas tokio buvo. Ir visų antra, kad slepiasi labai daug istorijų. Ir kad čia yra spoileris, bet vienu žodžiu, kad tiesiog, nes aš tai pristatinėsiu vis tiek per parodą, bet man tiesiog tos akys asocijuojasi su ta spinta. Oh. Tai va, su tom durim. Ir aš... ir aš iš tikrųjų... Okay. Ir aš labiau įsiplėsiu, aišku, per parodos atidarimą apie visą šitą dalyką ir kaip aš, Eina sau. Tai va, bet... Aš matau metaforą, aš matau ryšį. Aš matau dabar, kaip pasakai. Nes mes abidvi žinom tą kūrinį. Jo. Tai va, tai... Labai geras kūrinys. Mes įdėsim po podcastų autorę su vardu ir pavardę. Jo, būtinai. Mes matom, kaip reaguoja žmogus, kuris turės montuoti šitą reikalą. Jo, bet tiesiog į aprašymą. Jeigu kelsim į YouTube, tai tiesiog į aprašymą. Jo, aš tą ir turėjau menį, tau nereiks dėti. Su vardu pavardę net gal nuorodą rasim į tą novelę. Jo, nes ji trumpa, bet ji puikia. Jo, tenais yra tiek simbolizmo, tiek
labai labai gilus kūrinys, aš sakyčiau, iš labai daug perspektyvų tenais gali pasižiūrėti, nu, vienu žodžiu. Tai vat. Taip. Jo. Ar mes jau judam link pabaigos? Aš manau. Gerai, aš turiu, Emilija, tau kai ką, bet pala, aš einu prie savo Oh my kuprinės. god. Žodžiu, aš kažkada sėdėjau ant Vilnelės kranto ir liejau akvarelę vasarą. Oh my god. Ir aš pamaniau, kad būtų labai gražu ir simboliška padėkoti tau, kad pakvietei į podcastą. Oh my god, pasižiūrėkit. Jo, pala. Tiesiog. Jo, ir čia šiaip senas darbas, bet vis vien aš labai tau dėkinga, kad pakvietei mane čia pašnekėt. Tai va. Jūs matot, koks šitas žmogus yra talentingas, Baig. kūrybingas. Tai yra taip. Ačiū tau. Ačiū tau, kad Joks pakvietei. tu mano. Aš dar va parodysiu. Ačiū iš tikrųjų tau, kad atėjai. Nes man tu esi vienas iš tų tokių žmonių, kur labiausiai tiesiog trykšta tą kūrybą. Oho. Nes aš tiesiog prisimenu tos momentus projekte, kai visi balevodavo, o mes tiesiog sėdėdavom ir mes skečindavom knygeliai pasikeisdamas ir tokias. Jo. Jie ten tusina, o mes piešiam. Jo. Jo, ir pamenu, buvo labai fun, iš tikrųjų. Tai va, ir jo. Ir ačiū tau labai, Ačiū tau, kad atėjai. pakvietei. Ir aš tiesiog, tai taip gražu. Jo. Jo. Aš manau, kad tai ne paskutinis kartas. Aš manau, mes dar susuksim kokį podcastą. Lauk. Pajapinimo. Jo, pajapinimo sesija. Tai vat. Užduokite klausimus komentarus. It was nice working with you. Ir ačiū labai visiems, kas klausėte. Ir mes susitiksim kažkada. Hopefully. Emilijos parodoj. Taip, susitiksime gegužės 9 dieną, 18 valandą, Vilniaus gatvėj 22-22 bendrabutis. Taip. Truputį nesinchroniškai, bet ačiū. Ačiū, kad žiūrėjot.